ruduo parodė naujas tendencijas, ypač pasimatė pokytis pačios paslaugos domėjimasi, nes žemdirbiai tikrai iš po praėjusių metų, tokių intensyvių metų, kai susidūrėm įvairiomis rizikomis, tikrai susidomėjimas yra didžiulis. Buvo labai didelis kiekis užklausų, aišku, vieni iš smalsumo, tiesiog norėdami pasitikrinti, pasižiūrėti, kiti iš tokios, gal ir jau įvykusių situacijų norėjo pasitikrinti, kiek būtų gavę ir kiek būtų sumokėję, tai daug iš tikrųjų užklausų sulaukėm. Ir matom, kad besidraudžiančių kiekis didėja ir šiais metais apie 15% iš rudens besidraudžiančių buvo nauji žmonės, kurie pirmą kartą susidurė su pasėlių draudimu, tai džiaugiamės, kad pritraukiam naujų žmonių. Ploto atžvilgių taip pat yra padidėjimas, šiai dienai turim daugiau nei 210 000 hektarų apdrausto ploto nuo peržiemojimo rizikos, tai yra pagrindinė rizika, nuo kurios žemdirbiai tikrai labai nori apsisaugoti, ypač rudenį, nes peržiemojimo laikotarpis vis dėlto Lietuvoje yra ta problematika, kad mes nežinom, kokia bus žiema, atrodo vienais metais gali būti daug sniego, kitais metais gali būti mažai sniego, tas besikaitaliojantis šaltis tiek rudenį, tiek pavasarį sukelia daug įvairiausių situacijų, kai augalai patiria didžiulį stresą. Tai tikrai yra daug besidraudžiančių ir besinaudojančių tom paslaugom. O į ateitį ir tuo pačiu, aišku, visi galvoja jau proaktyviai į priekį, galvodami apie krušos, liūties rizikas, kurios yra pačios populiariausios. Vis dėlto kruša ir liūtis šiai dienai yra pati populiariausia, nes vis dėlto tai yra milžiniški nuostoliai, kuriuos žemdirbiai patiria dėl šitų rizikų. Jos nėra gana brangios, todėl žemdirbiam gana yra patrauklu naudoti šitom paslaugom. Senieji klientai džiaugiamės iš tikrųjų, kad jie nuolat tą daro, nes draudime vis dėlto yra svarbu pastovumas, nesiblaškimas, tai tikrai žemdirbiai tą daro. Kaip ir kiekvienas naujas atėjęs, jis vis tiek visą laiką nori pabandyti, nori pasižiūrėti, nori, kad būtų nebrangu ir būtų kokybiška. Tai vis dėlto mes ir sakom, startuokime nuo vienos ar dviejų rizikų ir tada pasidarykime tą pilnesnį paketą. Senieji klientai, jie jau mato gamtą, jie jau stebi šitas situacijas, dažnai patiria vienokių ir kitokių kataklizmų, tai jie dažnai ateina su tokia tiesiog nuostata. Aš nenoriu dalyvauti jokioje loterijoje, aš noriu apsaugoti visus laukus nuo visų rizikų, nuo visų įmanomų rizikų. Tai ir šiais metais tikrai mes turėjom visas 8 rizikas Lietuvoje. Ir kai reikia pasakyti, kartais net ir prašo patarimo, sako, ar galėtum patarti, tai mes nebesam tokie drąsūs su patarimais, norime, kad žemdirbys vis dėlto prisimtų pats atsakomybę ir pasirinktų pats, nes, žinot, atrodo, iš vienos pusės norėtum sutaupyti pinigų kažko atsisakęs, bet iš kitos pusės, jeigu šitą riziką atkeliaus, tai kieno atsakomybė. Tai vis dėlto žemdirbiai, sakau, tikrai nenori to loterijos rato sukti ir dalyvauti joje, tai tikrai daug yra besirenkančių įvairesnės rizikas. Ir matom, jeigu vienais metais draudė 4 rizikas, dabar matom ateina 5, 6, tai populiariausi draudimo paketai yra iš 6 rizikų. Ten įskaitant šalną, ugnis, įšalimas, liūtis, audra, kruša. Dar vis pratinamės prie minties, kad vis dėlto galima apsisaugoti ir stichinę sausrą. Šiais metais jau iš rudens turime daugiau apdrausto ploto dėl stichinės sausros negu praėjusiais metais per visus metus. Tikrai žemdirbiam buvo pakankamai sudėtingas tas laikotarpis dėl stichinės sausros. Labai džiaugiamės, kad orai pasitaisė ir tada, kada jau mirtinai reikėjo to kritulių, tai tie krituliai atėjo. Tai vis dėlto grūdas tapo šiek tiek stambesnis, tie nuostoliai, kurie buvo modeliuojami, kad ūkininkai patirs, jie buvo šiek tiek mažesni, bet šitą riziką mes matom iš pastarųjų 5 metų, kad 3 metus mes jau turėjom stichinės sausros požymius. Ne paprastos sausros, bet stichinės sausros. Tai yra ir praėjusiais metais, kad ir Europoje labai gražiai matėsi tendencijos, kaip visa Europa kentėjo dėl stichinės sausros, mes turėjom kritulių periodą. Šiais metais yra atvirkščiai, visa Europa kentėjo dėl kritulių, mes turėjom ir sausringą laikotarpį. Tai matom, kad ir Europos kontinente žemynė jau matosi tam tikri požymiai. Tai žemdirbiam pasirinkti, ar jauniem, ar seniem, vis dėlto, kaip aš sakau, ir mes jau kalbam, pasirinkit tą, ką jūs matot,
nuo kurių rizikų reikia, nes ir prisimkit patys atsakomybę saugodami savo ūkius. Yra keletas kelių, vis dėlto esam savidraudos fondas ir kiekvienas savidraudos fondas ar draudimo organizacija privalo užtikrinti, kad prisimta rizika būtų padengta pinigais. Tai pirmiausia yra tai, kad Vokietijoje labai džiaugiamės, kad esam tarptautinis fondas, visą laiką viena šalis su kita gali vieni kitiems padėti, tai yra mūsų vienyje 110 000 žemdirbių visoje Europoje. Tai dėl to esam gana stiprus ir kai atsitinka vienokie ar kitokie kataklizmai, mes tą riziką pasidalinam tarp savęs. Ir aišku, yra perdraudimo sistemos, yra techniniai dėjiniai formuojami ne vieniem, o 3-5 metam į priekį, tam, kad mes visą laiką turėtumėm, kiekvieną riziką mes turim padengti pinigais ir parodyti, kad mes tikrai galėsim išmokėti. Tai yra tokie reikalavimai, kas yra privaloma. Kita dalis yra teisingas ir tikslus žalų vertinimas. Be šito tai yra tikriausiai didžiausia reklama, ką mes turim. Mes turim specialiai paruoštus žemdirbius, nepriklausomus žemdirbius, kurie ir patys draudžia pasėlius, patys juos vertina, patys yra tie žemdirbiai, kurie yra patys savidraudos fondo nariai. Tai mes esam to didžiuojamės ir kai važiuoja žemdirbys pa žemdirbį ir vertina žalas, tai tikrai mes neturim problemų dėl žalų vertinimo ir teisingumo. Taip pat aišku yra tai, kad turim ir revizijas, nuolat atvažiuoja kolegos iš Vokietijos dar kartą patikrinti, ar tikrai yra teisingai su žemdirbiais atsiskaityta, nes vis dėlto yra daugiau nei 100 000 narių. Tai vis dėlto visi turi gauti vienodas sąlygas, teisingas sąlygas, ar tu būsi Vokietijoje, ar tu būsi Lietuvoje, ar tu būsi Italijoje, visiems galioja tos pačios draudimo taisyklės, yra parengtos metodikos, jos yra moksliškai aprobuotos, mes kiekvienais metais dar jas tikriname, atsižvelgiant į Lietuvos klimatinės sąlygas, žiūrime, kur gali būti išskirtinumų, nes vis dėlto klimato kaita tai yra organiška, viskas keičiasi ir tikėtina gali būti, kad reikia tam tikrų pakeitimų, pokyčių. Tai visus tos dalykus darom kartu su mokslu, bendradarbiavom su LAMCU intensyviai, darom tyrimus, bandymus, tam, kad galėtumėm užtikrinti žemdirbiam teisingą žalų išmokėjimą. Tai manau, kad visas tas kompleksas, kai mes sudedam viską į krūvą, tai ir gaunam tą užsitarnautą pasitikėjimą per tą 16 metų. Mes tikriausiai didžiausias mūsų džiaugsmas ir mūsų pasiekimas yra tai, kad pasėlių draudimas yra atgautas pasitikėjimas žemdirbių tarpe kaip paslauga, kad tikrai galima naudotis, kad bus teisingai išmokėtos žalos. Mes per 16 metų neturim nei vieno teisminio proceso, nei vieno skundo mūsų priežiūros institucijom dėl žalų vertinimo, dėl žalų išmokėjimo. Tai tuo didžiuojamės, aišku, tuo nelabai gyrėmės, bet tiesiog tą vertinam ir saugom kaip tam tikrą užsitarnautą savo vertybę ir pasitikėjimą tarp žemdirbių.